Mantai, papasako, kas čia dabar vyksta. Nieko, iš tikrųjų, bandysim grilint kiek ekstremaliom sąlygom. Šiandien, kaip suprantu, visi Vokietijos gyventojai gavo savo telefonus perspėjimo apie pakilusį vėją ir juo labiau turbūt, kad negalima grilinti, ypač atvirose erdvėse, nes, kaip matot, ir vėjas, ir liepsas tikrai nemažos, bet pati krekenavos mėsa neįskeps, kaip sakant. O ką šiandien kepsim? Čia jau šito klausimo perduosiu savo estafetę kolegijai Ugniai, kurią rasit, nusileidė į apačią. Nu, Ugnyte, tu mažoji. Ką šiandien darot? Šiandien mes darome steikučius su labai gardžiom salotom. O dar skanesnė bus mūsų krekenavos mėsa, nes mes šiandien gaminsime ilgai brandintus jautienos steikus. Mes nevalgom nesąmonių, mes viską vežame savo, nes kai savo atsiveži, tai ir žinai. Žinoma, krekenavos ir dar turim vieną labai gražų dalykėlį. Jautienos antrekotinės nugarinės pjausnys. Taigi šiandien išbandysime 2 skirtingus krekenavos steikus. Voila, salotos paruoštas. Nu ką, pagaliau išaušo metas progų ieškojimų, kur prisigrilint. Niekada nemaniau, kad gyvena pačiame Bono centre, rasim būdą kaip pagrilint. Bet 20 minučių kelio nuo mūsų hostelio, va, tokį pasidarom, kaip sakant, laužiuką. Ir dedam krekenavos, jautienos antrekotą nugarinės kepsnį ir jautienos nugarinės pjausnį. Va, žiūrėk, tokie gabaliukai. Tatyce, tata. Čia yra jau 13 laida kitokių trobų ir per tiek laidų mes kiekvienoje troboje grilinam. Tai turiu tik vieną patarimą. Žinokit, jeigu esate tokie pat užsidėję grilinimui kaip mes, tai negali būti jokių ne. Visur galite rasti, kaip sakant, vietą, kur pagrilint, nes nebaisu ir oro sąlygos. Svarbiausia, gera kompanija, nusiteikimas ir gera produkcija mėsos, tokios kaip krekenavos. Aš tiesiog negaliu patikėti, kaip jisai iš miškų išlindo su tom grotom, nei iš niekur. Nėra nieko neįmanoma producerių, kaip sakant. Sako, einu apsižvalgysiu, gal čia dar kokią lūžavietę rasiu. Pareina su grotelėm. Kokia tikimybė. Nu ką, Ugnyte, kurio nori, gali rinktis. Tai tu kepėjas, tu turi teisę. Aš šitą antrekotą. Oi, viskas gerai, viskas saugu. Viskas tvarkoj. O, kokie gabulėliai. Sultis net sunkėsi. Aš žinok, nieko nelauksiu, iš karto bandysiu žiūrėti, normaliai iškepti. Man tai vertinam tavo pajėgumus griliuje. Nu, aš labai dabar didelę atsakomybę gulant mano pečių, bet bandau. Kokia gera plutelė gavosi. O mėsytė vidutė tokia sultinga. Man tai labiausiai stebina šitie gabalai nevaikiški. Man vienai tokį kepsnį įveikti čia be šansų. Aš to padėsiu, gal. Aš dalinsiuosi. Man žiauriai skanu, ypač gamtoje yra pasikepta. Šiaip dar nei kartą per visas kitokias trobas nesu pasigailėjus, kad mes į kiekvieną kelionę atsivežam savo aukščiausios rūšies geriausią mėsą ir žinom, ką valgom. Nėra, kad mes vokiečiais nepasitikim, ar čia pas juos yra bloga mėsa, bet kai turim patikrintą ir išbandytą variantą, tai kam čia rizikuoti iš tikrųjų? Tai vat, krekenavos, ačiū Jums. Kai norisi skanios, geros, aukščiausios rūšies mėsos. Oru sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis krekenavos. Nuo 90% mažiau oro, daugiau mėsos.